Labas, Diana. Pagaliau mes turim tavo vyro profilius ir galim pasižiūrėti ir išanalizuoti situaciją. Pirmas dalykas, kuris metasi į akis, yra jūsų auros tipai. Jie yra skirtingi. Tu esi manifestuojanti generatorė. Tas žmogus raketa, greitas, energingas, darantis 1000 dalykų į vieną momentą, multitaskinimas. Visa tai, visam tam tu turi tą neišsenkančią bateriją. Tu gali pasidalinti tą energiją su savo vaikais, su vyru, su darbuotojais, su kuriais tu dirbi, ne su žmonėmis, kuriais tu susitinki. Dėl to generatorių aura, jinai ir yra tokia miela, šviesi, apšildanti. Kai tu esi arti kito generatoriaus, tu jau pasąmoningai jauti kažkokią linką, kažkokį konektą. Generatorių auros yra apvelka, tarsi apkabina kitą žmogų ir labai dažnai tokie žmonės nujaučia vieni kitus. O dar pas tave yra 22 vartai, taigi tu tikrai jauti kitus žmonės ir dar 8 ir 1 kanalas, kai tu nujauti talentus, individualumo kito žmogaus, tai tas netgi patvirtina tavo tą tokį talentą apgaubti kitą žmogų šiluma ir tavo akiratį kiti žmonės jaučiasi saugus, jie nejaučia jokios rizikos, jie jaučia tą artumą tarp generatorių. Tačiau ne visi šiam pasauliu turi tą pačią aurą, ir Tomas iš kitos pusės jisai yra manifestorius. Tu esi generatorius, manifestuojantis generatorius, o jisai yra manifestorius. Tokių žmonių šiam pasauliu yra 8%, o generatorių 75%. Kodėl taip yra? Nes jūs atėjot su truputėlį kitomis misijomis. Dėkui generatorių, dėkui jūsų tos gyvybiškumo energijos, kuri pastoviai atsinaujina, tik reikia jums pailsėti, padaryti, ką jūs mėgstat, ir jūs vėl kupini motyvacijos, kupini jėgų ir jūs galit eiti toliau. Manifestoriai neturi tokios galimybės generuoti tiek daug energijos, tos gyvenimo energijos. Jie į šį pasaulį atėjo ne statyti jį, o inicijuoti naujas idėjas. Jie atėjo per ką? Per savo balsą. Manifestoriai šiam pasauliu jie fokusuojasi ir jie influencina kitus per savo kalbą, per savo toną, per savo žodžius, kurie jie šneka. Dėl to keli žodžiai pasakyti manifestorių gali padaryti labai didelę žalą arba labai didelę įtaką. Labai dažnai šeimose, kuriuose tėvas yra manifestorius, visi jį respektina, visi klausosi ir bijo, nes tu niekada nežinai, ko laukti nuo manifestoriaus. Mes jau šnekėjom, generatoriai yra šilti, saugus, bendraujantis. Čia yra kaip viena tokia didelė saulės sistema, kuri yra šildanti ir maloni būti arti. Kai šnekam apie manifestorius, tai jų aura yra kaip kokonas, kaip riešutas, ir tu niekas negali prasibrauti vidun ir pasižiūrėti, kasgi ten viduje, koksgi tas riešutas, ar jisai jau suaugo, ar tame manifestorius jau turi kažkokią idėją, kuris sudėjo, ar ten supuvę ir viskas yra blogai. Ir manifestorius tada dažniausiai kaupia labai daug pykčio. Manifestorius ir pyktis tai tarsi viena koncepcija iš tikrųjų. Jeigu jisai yra pragyvenęs savo gyvenimą taip, kaip jis turi pagal savo dizainą ir nedaro tokių, tarkim, jeigu jisai nedaro pasirinkimų, kurios influencina kiti žmonės, o daro taip, kaip jis nori, tada viskas eina gerai, eina gera linkme ir manifestorius jaučia taiką savyje, taiką su savimi, taiką savo šeimoje, taiką ir ramybę. Tai,
kas simbolizuoja, jog manifestorius gyvena savo gyvenimą gerai. Tai ką? Nei kažkokia, sakykime, ten satisfakcija nenormali, kad norisi šokinėti. Ne. Taika tai yra pati optimaliausia, geriausias jausmas manifestoriui. Ir kai žmogus pragyvena savo gyvenimą neteisingai, kiekvienam jo žingsnėje, kiekvienam manifestoriaus žingsnėje bus pyktis. Dėl tos auros savybės, jog nieks nežino, kas ten darosi širdyje to manifestoriaus, ane, kiti žmonės gali truputėlį prisibijoti. Ir nes human design, aišku, čia jau evoliucija daug tūkstančių metų, ne, mes šiam pasaulyje, mes pastoviai evoliucionuojame, mūsų centrai darosi kitokie, ne, ir jeigu mes sulygintume su kaip viduramžiais atrodytų manifestorius, tai čia būtų žmogus karalius, o generatoriai būtų jo pavaldiniai. Nes jie turi jėgos statyti piramidės, bokštus, apginti, ne, kurti kažką naujo, jie turi tą tarpusavę jėgą. Ne? O karalius sėdi ten savo bokšte, ne, ir nusprendžia. Jeigu jisai teisingai gyvena, jisai išduos tokius įsakymus, kad auginti ekonomiką, kad karalystė turėtų gerėtų, ne, kad gyvenimas jame gerėtų, kad mokslas augtų. Ne? O jeigu manifestorius negyvena savo dizaino ir tik tai bando kažkokias savo ambicijas pakeisti, manifestorius siūs visus tuos generatorius į karą. Į lygos būstant. Tai žodžiu, viskas pasikeitė, aišku, mes jau nebegyvenam viduramžių laikais, ne? Nieks dabar jau tų manifestorių nebijo ir neklauso jų taip aklai, ne? Dabar jau generatoriai turi savo balsą, jie tiesiog turi klausytis, kas jiems tinka ir kas ne. Ir jeigu tinka, tada aukoti tą energiją, ne, ir įkvėpimą. O jeigu ne, tai generatorius tikrai turi pasakyti, sorry, tai yra ne man. Taigi, tačiau mūsų pasąmonėj vis dar liko tas truputėlį kaip prisibijojimas, kasgi dabar ateis iš šito manifestoriaus. Taigi, tai yra gana uždaro žmonės, nes jie pripratę, jog kiti žmonės su jais elgiasi truputėlį atokiau. Bet ir pačiam manifestoriui reikia labai daug laiko pabūti su savimi. Taigi, Tomas yra labiau uždaras žmogus, labiau jisai introvertas. Ir dar pasižiūrint į jūsų profilius, ne, jisai yra 2-4, o tu esi 5-1. Ne? Taigi, Tomas atėjo į šį pasaulį jau turėdamas kažkokį dvejetas, kažkokį talentą. Jisai yra jau atnešė kažką, ką jisai lengvai gali padaryti. Ne? Tai gali būti labai skirtingi talentai, sakykime, dainavimas arba turėti kažkokį įgūdį rankomis ir nors šiaip nieks ten Tomo nemokė, nežinau, durys įkalti ar tvorą pastatyti. Jam tas pavyko labai greitai, jisai greitai suprato sistemą, jisai greitai, tarkim, išmoko ir dabar visi net nesupranta, kaip tu tai padarei. Man reikėtų mėnesio visą tai suprasti, padaryti, o Tomas tiesiog tą padarė, nes jam tas buvo lengva. Dažnai būna, jog dvejetai būna tinginiai mokytis, jie nenori, jiems neįdomu, nes jie jau jaučia tą vidinį potraukį, tą vidinį talentą ir svarbiausia yra neįkristi į tą tokį visišką tinginystę, ne, jog, kam man to reikia, ne, svarbiausia, kai vaikai dar su dvejetais, tai mokyklą kažkaipgi reikia baigti, ne. Tačiau dvejetai dažnai būna ir tokie labiau uždari, jie labiau yra į save, kaip save sukurti, kaip savo individualumą padidinti, ne, kažką ten pakeisti. Ir jie mėgsta labiau būti su savimi negu su kitais žmonėmis. Tavo atžvilgiu, tu čia turi 5,
ne, ir tu esi kaip mažytė žvaigždė, kurią galėtume pastatyti ant scenos ir tu būtum tas pirmas žmogus, kuris performintų, ne kitiems. Aš įsivaizduoju, kai jūs einat tvarkytis kažkokius reikalus, ne, ir jums reikia pasišnekėti, tarkim, dokumentus su sodra arba ten nežinau kur nors. Tai greičiausiai tu eini iš priekio, Diana, kaip savo penketas ir tu padarai tą pirmąjį įspūdį, o Tomas ten kažkur iš paskos, ne, ir tu jau leidžia tau bendrauti, nes tu turi tą bendravimo įgūdį kitiems, ne, žmonėms, kuriuos tu nepažįsti, tu moki padaryti pirmą įspūdį ir jie iš karto tau atsiveria. Ir dėl to, jog tu esi generatorius, ir dar dėl tavo penketų tavo profilį. Čia nėra gerai, čia nėra blogai, čia yra tiesiog mūsų mechanika, ne? Ir žinodami mūsų stipriasias puses, mes galime išnaudoti mūsų tandemą, jūsų šeimos bendravimą, ne, ir pagerinti gyvenimą. Taigi, dar vienas toks pointas, ne čia, jog Tomas irgi turi ketvirtą čia, ne? Tai čia yra artimas ratas. Čia gali būti šeima. Ketvirtą jie nelinkia, jie dažniausiai būna draugai draugų visų. Jie daug labai turi pažįstamų, jie pastoviai su kažkuo bendrauja, juos visi pažįsta ir jie visus pažįsta. Tačiau jie į savo patį artimą ratą ne iš karto visus priima. Jie dažniausiai stovi atokiau, pasižiūri į žmogų, pasiklauso, kaip ten jis šneka ir jisai neatneša jokios grėsmės tau ar tavo šeimai ir ką, ir tada prisižiūrėjęs, ne, atsiveria ir jau tada nėra galo tai draugystė. Ne išvis ketvirtai yra patys draugiškiausi, patys socialūs šiam pasaulyje, jie visada yra labai atviros širdies, jie padeda, jie linkia padėti, ne? Tačiau, kai tas yra kombinuota su profiliu 2, tas truputėlį prideda introversijos, ne? Taigi, Tomas būtų labiau atsargesnis su žmonėmis, jisai atsargiai priima žmonės į tą savo ratą, ne? Jisai atsargiai apgobia, bet kai jau tu gauni tą pasitikėjimą Tomo, tada jisai jau bus tikras ir gelbėtojas, ir draugas, ir padės sunkių momentų, ne, ir fiziškai, ir pinigais, ir bet ko. Jį galima pavadinti tikrų draugų. Jisai neišduoda, jisai priima ir toks kaip muškitierius iki pat galo. Taigi, jeigu šitas profilis 2-4 netingi ir gali ir padirbėti ir išmokti savo talentu, tada tai yra vienas iš tokių geriausių, stipriausių profesiškai žmonių, jeigu jie moka išgryninti tą savo talentą, kuriuos turi 2. Ir čia jau greičiausiai jūs man pasakysit, kuom Tomas gali būti toks stiprus ir toks ypatingas, labai įdomu išgirsti. Tačiau, man atrodo, jisai turi galimybės gal rankomis kažką paveikti, ne, jisai gana ir išmintingas vyras, bet čia jau tau geriau žinoti. Manifestorius dar porą žodžių, ne, kai nieks iš aplinkinių nežino, kas ten vyksta jo viduje, ne, tačiau manifestorius irgi nelabai supranta ir kitus žmonės. Ir labai dažnai informacija, kuri ateina iš kitų, ne, jisai gal ne visai emociškai gali tą suprasti, ne, arba gali netgi atrodyti truputėlį savanaudis, ar truputėlį uždaras žmogus, ar truputėlį toks šaltas, sakykime, ne, bet iš tikrųjų manifestorius tiesiog, nejaučia į kitų žmonių, ta aura uždaryta, ne. Kam tas yra uždarumas? Nes kaip mes jau šnekėjom, generatorius jisai ieško atsako, gyvenimas jam duoda visas galimybės, štai tau, Diana, viena galimybė, antra, trečia, ketvirta, tu tiesiog lauk to atsako, kas tau tinka ir griebk tą galimybę. Manifestoriui nieks nieko neduoda, jis turi pats savo susikurti. Taigi tas posakis, kur sako, kad žmogus yra savo likimo kalvis,
labiau tiktų manifestoriam ir nebūtų ant tiek tikslus generatoriams, nes generatoriai turi palaukti, išgirsti tą galimybę ir jie griebti, kai tas tinka. O jau manifestorius tikrai jisai kala, jisai laukia, jisai inicijuoja kažkokią iniciatyvą. Visi, ką tai reiškia? Tai reiškia, jog darbas, kurį sau manifestorius susigalvojo pats, bus pats tinkamiausias jiems. Bendravimas, draugai, sakykim, netgi susipažinti su žmogum, kuriam manifestorius pirmas parašys SMS, ne, labas, ar hi. Tas turės geresnę kažkokį potencialą, negu kad kažkas kitas jam pradėtų. Ir šiaip, jeigu kažkas kitas parašo manifestoriui, greičiausiai jis pas jos what the fuck, deleted ar ban, nes jie labai saugo tą savo individualumą, jie labai saugo tą savo kokoną, jie neįsileidžia nieko, jie nori būti tie tokie, aš galiu pats, nereikia man padėti, nes nieks kitas nemoka taip kaip aš, nieks kitas nesupranta taip kaip aš, taip, jisai nejaučia to konekto su kitais, bet ir kiti nejaučia tiek, tai dėl to jam galbūt sunkiau yra savo kažkokias idėjas išreikšti ar informaciją išreikšti. Ir žiūrint vėl į jūsų profilį, ne, į jūsų bodygrafus, Tomas turi, leisk man nušokti kitą lapą, Tomas turi čia savo meilės, tarkim, meilės vartai yra 6. Ne? O pas tave yra tavo meilės vartai vienetukas. Tai 6 vartai jie ir ieško, čia, matai, čia 6 linija, jie ir ieško to tokio kontakto sielos kontakto, o ne tiesiog paviršutiniškumo, ne? Jie ieško to žmogaus, kurie jį priims toks, koks jisai yra, kurį jis gali kęsti, pabūti kartu ir vėl, ir žinai, neišprotėti, nes tie manifestoriai labai, labai reikalauja daug laiko vienišumo, kad jie neišprotėtų. Nes įsivaizduok, jeigu tu būtum karalius, ne, ir iš visų pusių tau kažkas, kiti žmonės, kiti dvariškiai tau sakytų, tu daryk tą, ne, karaliau, tau reiktų ten eiti į karą su šitais žmonėmis. Ne, karaliau, tu turėtum tiesiog, ten, nežinau, savo sūnų ten išleisti ar dar ko nors. Karalius tas negalėtų priimti kažkokios decisijos, ne, jisai negalėtų atnešti šį pasaulį ir inicijuoti kažko. Dėl to manifestoriams duota tą aurą, kad jisai atsiribotų nuo visų kitų žmonių, išgalvotų iš savo autoriteto ne tas idėjas, tą gyvenimą ir gyventų taip, kaip pagal savo kūną, pagal savo norus. Taigi jisai ieško to žmogaus, kuris galėtų jį suprasti, prasibrauti, sakykime, tą kokoną ir suprasti ir gyventi ir su tuo kokonu, priimti ne tokį žmogų. Dažniausiai šešetukams nėra taip svarbu tas one stand meeting, ne, kai tik tai seksas vienai nakčiai, ne, kaip tik jie pasilieka su žmonėmis, kurie turi daugiau, ne, kurie turi su kuriais jie gali parodyti gilesnį tą tokį ir kontaktą, ir supratimą, ir respektą, ir pagalbą, ne? Tai vat jie ieško to tokio sielos kontakto, o ne tiesiog partnerio ar draugo ar seks partnerio, ne? Jiems vat to vat reikia. Pas Tomą irgi ir trauma, ne? Tai intimioji trauma irgi 6 vartuose yra. Tai vat jie ieško to tokio sielos bendravimo, nei kad kažko tokio paviršutiniško. Gerai, grįžkime atgal trumpam, čia dar mes su tavim grįšim. Taigi, manifestorius jisai turi pats savo išsigalvoti, koks turi būti jo gyvenimas, ką jisai daro jame, ne, ir jisai dažniausiai neturi klausytis kitų ir tada tas yra jam teisinga. Jūs abu, ir vienas ir kitas, jūsų autoritetai yra emocionalūs. Ir štai, kaip tu matai, ir jis turi čia emo centrą uždarą, ir tu. Tu tai šviesisi, nepavadinsiu aš tavęs psichės, bet labai, labai emocionalus žmogus.
tarkim, leisk pažiūrėk, kiek pas tave yra čia aktyvacijų, ne? Tai yra vienas iš pačių tokių stipriausių motorų, nes ant kiek sakralinis centras jisai gali energiją dirbti, ne? Ir taip pat mes galim būti draivinti mūsų emocijų tiesiog. Juk tu žinai, kad pačios stipriausios emocijos yra pyktis, ne? Jau tada pyktyje mes galim padaryti kažką tokio nerealaus, kurio mes net galim įsivaizduoti, ne? Arba akini meilės, ne? Jūsų meilė yra tokia, kuri paprastiems žmonėms nėra, jinai netgi suprantama, ne? Taigi jūsų svarbiausias dalykas yra vienam ir kitam, nes jūs spaudžiat ir vienas kitą tom savo emocijom, ne? Ir kartais aš įsivaizduoju, jog ta dinamika namuose ant tiek įkaista, jog tiesiog nežinai, kur tu ten bėgti. Taip jau yra, jog emocionalūs žmonės, jie turi tas bangas. Žinai, jinai banguoja, ta nuotaika, jinai arba eina į viršų ir tada jau ten viskas super, ne? Ir dar žiūrint į Tomą, pas jį, bet čia yra 35-ieji, 36-ieji vartai. Channelis yra. Tai yra vienas iš tokių stipriausių, sakykime, emocionališkiausių channelų, kuris verčia žmogų jausti gyvenimą. Jie pastoviai ieško kažkokių patirčių, adventures, experience'ų, jie niekada nestovi. Ir 35 vartai yra žmonės, ir tu irgi beje, tu juos turi, ne? Tačiau dėl to, jog pas tave nėra, va čia va dar to galiuko, ne? Tomas turi labiau išreikštą šito channelo jėgą ir greičiausiai jisai tave pažaboja. Čia jau Tomas labiau, tarkim, turi didesnį jėgą ant tavęs negu tu su savo 35-aisiais. Taigi, kas tai yra? Kas simbolizuoja 35-ieji? Tai yra žmonės, tai yra experiences, ne? Praktika kažkokie išgyvenimai, kuriuos jūs vėliau išanalizuojat, perprantat, suprantat ir galit išreikšti kitiems. Pavyzdžiui, tavo atžvilgiu tai taip ir bus, ne? Tu kažką išmokai, kažką padarėjai, nežinau, pavyzdžiui, sakykime, labai toks juokingas, ne? Kažkoks žmogus aiškiai suvalgė musmirę su 35-aisiais vartais ir kai jam jau pasidarė bloga, išreiškė į visą pasaulį, prašau, nieks nevalgykit musmirių, nes bus viskas blogai, ne? Taigi, per savo paties experience, per savo paties išgyvenimus signalizuoti į pasaulį kažkokias žinias, kažkokias pasakoti apie jas, ne, kitiems kažkaip manifestuoti į šį pasaulį. Tai, sakykime, 35-ieji yra, jeigu mes savim charakterizuotume Tomą, ne, nes jisai turi visą pilną, va čia 35 ir čia 36. Tai čia žmonės, kurie turi 120 experience'ų, jie, pavyzdžiui, šiandien jie pabandė būti staliumi, rytoj jau pabandė būti geležį ten pjauti, neužėjo. Ir rytoj jie dar pabandys užsiimti stogo dangą ar dar ko nors, ne, čia jeigu vyras, ne, arba moteris šiandien save pabandė buhalterijoje, rytoj jau marketingą, trečią dieną, kodėlgi nepabandžius dar ko nors, ne, ir čia, žodžiu, šitas kanalas vadinasi 100 įrankių, ne, arba žmogus su 1000 talentų, ne, bet viskas taip labiau paviršutiniškai, ne, kad tas žmogus nėra 100% ekspertas, tarkim, ten IT, bet jisai moka ir tą, ir trečią, ir 5, ir 6, nes tie žmonės pastoviai yra labai labai aktyvūs, jiems norisi kažko naujo ir kai žmonės turi 35-36, kai jie jaučia jokiems nuobodu darosi tą dalyką. Tai čia jau yra pirmas toksai red flagas, ne, jau toks signalas, kad reikia kažką keisti. Tokiems žmonėms negali būti nuobodu. Jie pastoviai atiduoda visą savo širdį, savo emocijas, ne, pilnai visą savo sielą į tą darbą, kurį jie daro. Dėl to, jeigu jiems neįdomus tas darbas, jeigu pasidaro rutiniška ir nuobodu,
nu tada jau čia ne darbas tau, ane, arba reikia keisti aplinką, arba žmonės aplinkui tave ir kažką ten reiškia daryti. Dėl to taip ir išeina, jog tokie žmonės per savo gyvenimą labai daug ką pabando, labai daug ką išmoksta, labai daug. Tai čia tokie auksarankiai žmonės su 100 000 dalykų. Labai dažnai jie būna išsiblaškę. 35-36 neturi geros atminties, jie dažniausiai padaro 1, 3, 4, jie pamiršo, ką iš ryto darė, ne? Nes tiesiog turi labai daug tų tokių aktyvičių. 36-35 jie irgi yra ir seksualumo kanalas, ne? Bet jie yra manifestuojantis, tai kaip mes jau šnekėjom, yra kanalai, kurie reprezentuoja kažkokią šeimyninę, ne, vertybės. Yra kanalai individualūs, tai kaip mes augam, ne, patys kaip mes gerinam savo gyvenimą ir augam kaip asmenybės. Ir yra, čia sakykime, public arba tokie, žmonių tokie kanalai, kurie padeda keisti akiračius, ne, ir kitus. Čia, sakykime, pasauliui. Čia mes dirbam pasauliui, čia mes dirbam mūsų individualumai ir šeimynos kanalai parodo, kaip mes veikiam ten. Taigi, čia yra labai toksai individualus kanalas, ne, ir visur, kur yra individualu, yra klausomasi. Taigi, čia yra per matymą, seksualumas per girdimąsi, ne per žodžius, taigi čia jau matomai, bet ir tu tokia pati, iš tikrųjų, jo, nes tu turi 35 vartus, man atrodo labai svarbu, ką jūs vienas kitam šnekamate, ne, taigi čia, žinok, nepamiršk sakyti Tomui, jog tu jį tikrai myli, jog tu tikrai jo nori, jam tai čia, žinok, bus didžiausia ego palaikymas ir išvis, žinai, kad suprasti, jog jo seksualumas tau patinka ir jam tikrai gera būti kartu, ne? Tai čia ir žodžiai ištarti vienas kitam. Dar dėl to, jog pas jį 35 yra 6 linijoje, tai čia būtų toks ambiciškumas truputėlis seksualus, ne? Taigi kartais jam gali patikti, jeigu tu su juo ko nors palyginsi, ne? Kad tu, žinai, Tomai, tai tu panašus man čia į, aš nežinau, ten George Clooney, arba tu man kaip Bradas Pittas, ne? Ar tu ten geresnis negu Johnny, ką tas Johnny Deppas, ne? Aš turiu tave. Buha, ne, ten jau viskas, ten jau kelnėse ugnis ir taip toliau. Nu, čia, žinok, tokius dalykus yra, čia kiekvienam malonu, bet ypač tiems, kurie turi 35, 36 ir 35 yra 6 linijoje. Tavo atžvilgiu, tai tikriausiai, nes tavo meilės linija, tavo 35, ne, tu irgi myli girdėti ir myli gerus žodžius, palaikymą ir taip toliau. Gal truputėlį kitaip, gal ne seksuališkai, ne, kad Diana, tavo ten akis šiandien spindi kaip šviesas, o labiau tau patinka nujausti, jog Tomas arti, jog jis tave priima, jog jisai yra, ieškau žodžio tokio teisingesnio, jog jis yra arti, ane, tada, kada tau reikia, ane, jog jisai priima tave tokia, kokia tu esi ir jog jis yra šalia. Va čia yra tas saugumo jausmas, jog Tomas tave įsileido vidun ir jisai dabar yra tau ir jisai yra tavo, tai čia aš sakyčiau tavo būdas, kaip jausti tą tokį intimumą tarpusavį. Tai va čia labai gilus pas jūs tokie, nes ir vienetas yra labai gilus, ir šešetas pats giliausias iš visų linijų, kokios tai gali būti. Tai dar pridedant prie šito kanalo, 35-36 dėl to, jog jisai yra toksai emocionalus, ne, gyvenimas ir duoda tos spyrius. Nori tu jų ar ne, kaip sakoma, Dievas davė man tą išgyvenimą, nes žinojau, kas aš jį atlaikysiu. Nu, čia taip ir yra, iš tikrųjų. Dėl to, jog 35-36 pastoviai ieško naujų kažkokių išgyvenimų, naujų kažkokios experiencijų, praktikos, kažkokio to gyvenimo, jie jaučia gyvenime per tuos išgyvenimus. Gyvenimas jos pastoviai spyria į užpakalį. Tai per 36-uosius kažkas pastoviai vyksta, keičiasi, su kažko pastoviai reikia
nemuštis, o kovoti, ane, pastoviai yra laiką rodo. Pastoviai yra tas reikalumas kažką keisti, kažkokios gyvenimo situacijos atsitinka, kurias Tomas turi išgyventi, pakeisti ir kažką ten dabar. Nėra taip lengva, čia tikrai nėra lengvas, tačiau kitaip nebūtų Tomas Tomu. Tie visi išgyvenimai, jie iš 36-ųjų, ne, tai yra labai protingi žmonės, kurie turi, žinai, čia sakykime tokie kaip šyfų, ne, tokie kaip tie mongolai, kurie supranta viską, kurie turi daug labai gyvenimiškos patirties, kurie išgyvena tokius dalykus, kurie kitiems netgi neįsivaizdavo, ne, ir jie gali per 35-uosius, tai 36-ieji čia yra išgyvenimo vartai, ne, čia yra, iš vis jie vadinasi krizės vartai. Per visuos tas krizės 35-ieji ištraukia kažkokias išvadas, ne, jie analizuoja, supranta, kas atsitiko ir tada jie jau sako, nevalgyk tų grybų, nes ten apsinuodysi, ne. Nedaryk taip kaip aš, nebūk Tomas, nevalgyk tos musmirės. Čia aišku juokauju, Diana, bet sakau, kartais, kai būna jaunesni, 35-36, jie patys prisidaro savo bėdų, atsisėda ant šiknos, nežinau, pasiima tėvo mašiną ir važiuoja kur nors kažką ten ratukus pievoj daro, o ten tarp to laiko dar kur nors ir mašiną kitų, žinai, sumuša ar dar kažkas. Tai vad vėliau atrodo tiesiog norėjo pajusti to adrenaliną, norėjo pajusti tos kažkokio gyvenimo, ne, o vėliau tenka tėvams mokėti ir už tą mašiną ir pergyventi, kur kitas vaikas dingo. Ne. Taigi, 35-36 čia yra tikri adventures, ne, čia yra tikrie tokie kaip, sakykime, toks mažas piratas, kuris pastoviai ieško savo naujų išgyvenimų. Ne. Sunku gyventi, bet labai įdomu, tikrai labai įdomu, koks būtų gyvenimas, jeigu mes neturėtume kažkokių išgyvenimų. Dėl to, Diana, jog pas jį yra ta tokia tendencija, ne? Dabar norėčiau peršokti atgal. Jūs turit kai kur elektromagnetus. Ką tai reiškia? Tai yra, kai tu, pavyzdžiui, turi, sakykime, va čia. Tu turi 28-uosius vartus, ne? Tu turi šitą energiją, o Tomas turi tuos, kurie yra iš kitos pusės, 38-ieji. Ir tada tu turi vieną puselę kanalo, jis turi kitą puselę kanalo ir jūs traukiat. Tada kas vyksta? Vyksta tas magnetizmas ir jisai prisitraukia ir tampa, ir jums įdomu būti su to žmogumi, nes jisai gali būti visiškai kitoks, gali būti ta energija to kanalo kito, ne, visiškai netokia, bet jinai traukia. Taigi, dėl šito mes ir susipažįstam ir susirandam kitus savo partnerius ir draugus mes susirandam pagal tai, kokiose gyvenimo srityse mes jaučiam tą prisitraukimą. Su vienais žmonėmis mes galim labai fainai pašnekėti, su kitais mums sutampa humoro jausmas, net su kitais lyg tai tas žmogus taip nejuokauja ir neišsidirbinėja, ne? O kai jūs kartu susitinkat, tai čia iš vis būna tokia masė juoko ir emocijų, nes jūs turit kažkokį elektromagnetą, jūs sutraukiat vieną pusę, kitą pusę kanalo ir jūs patampat tokių kaip toks sprogimas, ne, tų emocijų ir tokių, žodžiu, supratai, ne? Tai taip pat čia, šnekant apie Tomo pastovų kažkokius gyvenimo problemas, išgyvenimus ir taip toliau, jis matomai ieškojo partnerio. Ir kaip mes šnekėjom, jisai neieškojo tiesiog sekso. Jis galbūt ten, žinai, kai jauni, kai emocijos šėlsta, tai aišku, žinai, tas emocionalumo, jisai norėjo kažkokių išgyvenimų ir blogų, ir moterų, su kuriomis jisai tikrai neišgyventų visą gyvenimą, ir tiesiog būtų jos tokios paviršutiniškos, bet čia irgi yra experiences. Jisai ieškojo to gilaus tokio suprantimo ir irgi ieškojo partnerio, su kuriais jisai pergyvens tas krizės, ir su kuriuo kovos. Ir čia man tikrai labai ir patiko, ir labai suprantama, kas čia vyksta pas tave. Diana yra 28-ieji vartai, pas Tomą yra 38-ieji. Taigi, 28-ieji jie
Jie mato kažkokį, taigi 28 mato tikslą, kuria linkme jūsų šeima turi eiti. Už ką jūs turite kovoti, ane? Kas yra svarbu šiam gyvenimui ir kas yra nesvarbu šiam gyvenimui. Šitas kanalas yra labai individualus, tai čia žodžiu, už kokias jūsų vertybės kaip pora jūs kovosite. O Tomas turi šičia 38 vartus ir jūs kartu padarot tą elektromagnetą, kuris ir kanalas, kuris vadinasi kovos kanalu. O struggle. Struggle čia iš tikrųjų būtų tai pastovios mažos problemėlės, vyksta ir jūs pastoviai su jomis kovojat. Tai yra vienas iš tokių stipriausių, nes tai reiškia, jog kai jūs turit vieną ir tą pačią kažkokias matote paskirtį tą pačią arba tą patį tikslą, jūs esat nenugalimi. Ir čia gali būti bet kas, ne? Auginti vaikus, išgyventi, išmaitinti, vesti į mokyklą, pastatyti namą. Jūs matot tą tokį ilgą laikį, tu nukreipi, kaip jūs turit, kokius jūs darbus turėtumėte. Tu matai Dianą kaip moteris ir su 28-aisiais, jeigu viena, pavyzdžiui, tai greičiausiai, jo, tu matai, kuria linkme tau reiktų vykti, ne, ir ką daryti, ir kaip, kad pasidaryti geresnių savo versiją, bet tau gal neužtektų tiesiog energijos, nes čia tiesiog nėra nieko, ne, čia pas tave nėra pastovios energijos. Tačiau pas Tomą yra ta energija vykti, daryti su savo manifestišku, tą tokią jėgą, ne, per savo balsą jisai gali ten viską tą suorganizuoti, padaryti, einam Diana, aš tikiu tavim, ne? Svarbiausia, kad jūsų tikslai sutiktų. Nes tie patys vartai, jie gali būti ir labai konfliktiški, nes kovos channelis, ne, gali būti kova ir šeimoje. O kas šiandien valys mūsų indus? Blemba, išneš kas nors šiukšlės ar ne? Tai ką dabar? Kas dabar valys ten, nežinau, nuotekas ar dar ką nors? Nuotekas. Tai reikia kažkaip rasti tą tokį kompromisą, ne? Rasti tas, čia greičiausiai kils ant tavo pečių, Diana, nes tu kaip moteris turėtum rasti būdą, kaip pamirštant savo ego, išmokti negocijuoti, išmokti susitarti, prie ko mes dabar, kokia linkme mes dabar einam. 110, 20 kažkokių idėjų paduoti, ne, pabandyti įtikinti, pakol tie 38-ieji neįsitikina, kad jo, galbūt gerai dabar aš inicijuosiu savo energiją į tą projektą, kur tu nori. Neeikvokite energijos ant tų tokių mažų pakovimų, kam to reikia, ne? Čia svarbiausia yra suprasti, jog gerai, jeigu kažkas turi kitokią, jeigu tam kitam netinka ta kova, už kurią tu kovoji, tada tiesiog kovok viena. Nieko čia nepadarysi ir to žmogaus jau nebepakeisti. Deja, abu tie žmonės, ir 28-ieji, ir Tomas irgi su savo 38-aisiais, jie yra labai užsispyrę, baisiai užsispyrę, nes jie yra kovotojai, jie turi tą energiją ir labiausiai čia Tomas, aišku, bus toksai, nenoriu, ir čia svarbiausia, aišku, sulaukti, kol pas jūs tie emocijos centrai nenuslūgs. Mes šnekėjom, eina į viršų emocijos ir apačion, eina į viršų ir apačion. Tai jums reikėtų sulaukti to viduriuko, ne? Kai nėra nei labai didelio pakilimo, nei labai didelio. Tai kaip priimat kažkokias didelės, tokias svarbes pozicijas savo gyvenime, ne? Kažkokias kaip pakeitimus darai. Tai sulaukit, neskubėkit, palaukit kelias dienas, ne? Grįžkit prie to pačio pokalbio po kelių dienų, ne? Ir tada aptarkit, gal jau šiandien su kitomis nuotaikomis mes priimsim visiškai kitą sprendimą. Ir dar po kelių dienų pabandykit dar sykį tą patį. Ar tikrai mes jau nusprendėm, jog tas yra mūsų, mes jau taip darysim, kaip mes nuspręsta prieš 2 kartus, ne? Tai reikia laukti, kol bus ta
tas aiškumas emocionalus, kai bus neutrali nuotaika, nei per aukštai, nei kai labai pikta ant viso pasaulio, toks, sakykime, PMS momentai, ne? Nes jie būna ir pas vyrus, ir pas moteris irgi, ne? O dar su emocijų autoritetu, tai čia pastovus dalykas. Taigi, kai jūs kovojat už kažką, ne, pastoviai pabandyk kažkaip gerai lauk to momentų, vėl grįžti prie to pašnekėjimo ir tada, jeigu tikrai neeina tą pačią linkmę, nu bandyti ieškoti kažkokio kompromiso, ne, nes čia toks arba bandyti augti atskirai, neduoti laiko viens kitam, peranalizuoti tą dalyką, pergalvoti tą dalyką ir tada vėl, čia gali būti ir metais, aišku, tokie dalykai ir labai sunku yra ne kristi į negatyvą ir nepradėti pyktis pastoviai dėl tų pačių dalykų, nes čia toks bus klašas, ne, vienas iš vienos pusės, Tomas dažniausiai tave spaus su savo uždara, matai, su šia centru, Root Center, ne, jisai labiau spaudžia kažką daryti, kažkokios akcijas daryti, nepailsėk, nedaryk, nesėdėk, daryk. Ir tas taipogi dėl to, o pas jį dar ir nėra tiek energijos, ne, taigi reikia ją protingai išnaudoti, o ne tiesiog bilinkaip, ne. Taigi labai dažnai leiskit savo palaukti, kad priimti tą sprendimą. Iš kitos pusės aš irgi matau, jog pas tave čia yra 5 vartai, o va čia yra 15 pas jį. Ir vėl dar vienas elektromagnetas, tai, kas jūs suartino, tai, kas jums patinka. Bet kas gali būti su magnetais, aš nepašnekėjau. Magnetai, jeigu iš vienos pusės jie prisitraukia, o jeigu tu jį perversi, pavyzdžiui, tavo nuotaika pasikeitė, jie pradės vieną nuo kito spausti atgal, ne? Čia jau taip elektromagnetika dirba. Jie arba prisitraukia, arba atsitraukia. Taigi, tas pačias charakteristikas jūs galite išnaudoti ir kivirčiams iš tikrųjų, pavyzdžiui. Taigi, tariant apie 5 ir 15, 15 tai yra žmonės su meilė visiems, ne? Tai čia būtų Tomo pusė. Čia yra žmonės, kurie truputėlį yra šaltesni, kurie turi išvis. Jie yra tokie tolerantiški, jie nesivila į kitų problemas, ne, jie supranta, jog yra skirtingi žmonės, ne, bet, pofik, taip, nu ir kas. Ir jie išvis priima beveik visus žmonės, jie myli kitas esybės, ar tai būtų gyvūnai, ar tai būtų žmonės, ar tai būtų, bet dėl to, jog jie turi tą tokią, aš sakyčiau, čia truputėlį politiko. Tokia meilė, ne, chaotiška truputėlį, chaosas pas juos yra, nėra tos tokios struktūros. Jie draugaus ir šnekės, bandys influencinti tuos žmonės, jie bandys save įsimylėti, kitus žmonės, kad padaryti kažką geresnio žmonėje. Jie visada žino, kaip turėtų žmonės gyventi, kad visur būtų taika ir viskas gerai. Gaila, kad gal mūsų politikai pamiršta, o gal neturi šitų vartų, nes, man atrodo, viskas vyksta atvirkščiai, ne, jie tik tai sugadina paskutiniuoju metu. Taigi jo, 15 jie už tą taiką, meilę, tarpusavio supratimą su visais, su viskuo, ne, su visa žmonija. Tačiau jie yra chaotiški, jie dažnai būna, truputėlį, kaip tau pasakyti, taip, nevalos. Aš nežinau apie Tomą, vėliau man papasakosi gerai feedbacką. Jie dažnai nespėja kažkur, jie nelabai supranta savo laiko, jie nelabai supranta, kaip išnaudoti savo energiją, ar visiems ją išleisti, ne? Ir tada į Tomo pasaulį atsiradai tu su savo 5 vartais. Čia yra kaip tik visiškai kitoks požiūris. 5 vartai yra paternai, ne? Čia yra kažkokie, jog tu susitvarkai savo gyvenimą pagal save. Tu jūsų šeimoje su savo 5 vartais nusprendi, kada jūs keliatės, kada jūs valgot, kada jūs einat į darželį ir kad tu organizuoji tą laiką pagal save. Ir visi kiti turi gyventi tokiu pačiu ritmu. Kai 15 susitinka su 5 ir padaro meilę, ne? Tai čia vadinasi yra ritmo
kanalas, juk jūs gyvenate tuo pačiu ritmu. Tai reiškia, jog jūs sutinkat, kada jūs važiuojat pailsėti, jūs sutinkat kartu, bendraujat, kada jūs dirbate, kada, pavyzdžiui, jeigu atsitinka gyvenimiška istorija, ne, ir jūs galite susitarti, okei, dabar aš prižiūriu vaikus, bet tu eik dirbti, ne, nes tas yra svarbiau dabar mūsų šeimai. Ne. Tu nusprendai, kada tas ritmas vyksta ir kokiu ritmu jūsų šeima gyvena. Ne? Sutvarkai tą chaosą tokį Tomo gyvenimą ir aš manau, jam tas yra irgi labai svarbu ir jis už tai tave tikrai myli. Bet vėlgi, viskas gali visiškai kitaip, ne? Tu gali užsipisti, jog kažkas, juk Tomas, pavyzdžiui, visada vėluoja arba neateina laiku ir prasidės klašas, ne? Taigi čia ir vėlgi, kaip jūs susitarit, kaip jūs augat kaip asmenybės, ar galit prisiderinti viens prie kito ir tada iš to chaoso tas virsta į labiau tą tokį pozityvę aspektą. Jis irgi tave moko kažkokią toleranciją kitiems žmonėms, toleranciją situacijoms, nes jisai yra labai toksai chaotiškas, nu taip ir tu gali užsipliesti labai greitai ir sakai, Diana, nu viskas čia okei, never mind, nu nesvarbu, nereikia šito ten pergyventi, nu visi gyvena kaip jie moka ir viskas, ne? Nu tai čia būtų tokia labiau Tomo pozicija, tipo, nu nėra kam čia kitų žmonių eikvoti energijos, ko tu čia boba zyzi. Nežinau, vėlgi patar, gal pas jūs tas sužaidžia visiškai kitokią svarbą. Nu, bet man atrodo, aš tai interpretuočiau taip tuos vartus. Iš Tomo galimybių, ne, kaip mes jau šnekėjomės, jisai per savo gyvenimą labai daug ką mokysis, labai daug ko, jisai gal nesimokys, bet jisai darys, jisai jau turi talentą kažką bandyti, kažką daryti, tačiau jisai irgi turi intuiciją 48 vartuose, jog į ką verta įkišti savo energiją. Ne? Pavyzdžiui, jisai pagalvoja atsidaryti kažkokį biznį, ne? Ir jisai pagalvoja, okei, reikia pabandyti vieną kartą, reikia kitą. Jisai supranta, jog jisai tik bandant, jisai išmoks ir daves viską iki pat galo. Ne? Juk jisai per bandymus, jisai išmokys savo talentą, išvystys tą savo talentą iki to, jog jisai bus ekspertas. Juk jis pilnai supranta, jog jisai negalės to išmokti ir viską padaryti per vieną kartą. Taip, jisai supranta, jog reikia bandyti, pakol jisai nepatampa ekspertu. Ne? Sakyčiau, tie, kurie turi šituos vartus, ne, 38-uosius, ne, ir dar jisai turi 32-54-uosius, čia yra labiau žmonės, kurie, nu, jie nenori dirbti ant dėdės. Jie visiškai jie nori dirbti ant savęs. Plius jisai manifestorius, jie nori inicijuoti, jie nenori klausytis, kai jiem kažkas kažką aiškina. Jie nori daryti taip, kaip jie, karaliai, nori tą daryti. O dar, taigi jam greičiausiai reiktų visą gyvenimą galvoti apie kažkokią individualią veiklą, ne, kur jisai galėtų, sakykime, būti pats atsakingas už priimtus sprendimus, kuriuos jisai užsidarys savo kokonį ir priims tą sprendimą. Dar jisai turi 45 vartus, o čia vadinasi, čia yra labai tikras toks manifestorius, nes čia yra karaliaus manifestoriaus vartai. Tai tas žmogus, kuris, žodžiu, mėgsta užsidėti karūną ir sakyti, viskas man, čia mano, čia aš karalius, aš noriu, man reikia, jūs darykit taip. Ne? Žodžiu, čia tie tokie vadovai mūsų ir man atrodo, jog Tomui yra labai svarbu būti lyderiu jūsų šeimoje. Ir dar, čia dar pasakant, jog tokia pozicija vyriška, ne, aš vyras, aš šeimoje vadas, ne, aš noriu savo šeimą, kad jinai būtų stipri, gausi, laiminga, kad būtų resursų joje, ne, taip pat jisai nori joje karaliauti. Tačiau, kaip išgauti tų resursų, gal Tomas ne visai supranta.
Nes, pavyzdžiui, pas jį yra, va čia žiūrėk, pas jį yra atidaryti egocentriniai vartai. Čia jisai neturi pastovaus supratimo. Ne? Labai dažnai tokie žmonės, jie bando kažkam kažką, juk aš galiu padaryti. Aš nenusileisiu, kol nepadarysiu. Aš turiu sau pats paprūvinti sau, jog aš tą galiu padaryti. Ir jie dažnai labai stengiasi dėl kitų. Žinai, jie stengiasi parodyti kitiems, jog jie kažko verti, jog jie kažką gali, jog jie gali uždirbti ir jog jie gali išlaikyti savo šeimą. Bet čia greičiausiai tu, Diana, labiau spręsi, nes tu esi kaklas, ne, kuris sprendžia, kurią pusę, kurią linkme mes su šeima vykstam, kur mes dabar darysim, kurį miestą mes vyksim, į kokią mokyklą mes siūsim tą vaiką, kur geriausia būtų uždirbti, o ką geriausia būtų, kas eis į motinystės holidays, ne, o kas dirbs. Ne, visą tai greičiausiai priimi tu, nors Tomas galvoja, jog jisai čia vadas. Ne, tu leidi jam bosinti, bet tokius sprendimus labiau tučių influencinėje. Nes jisai turi tuos atidarytus vartus, o tu juos turi uždarytus. Va čia, matai. Ir mes jau šnekėjom su tavimi, pas tave viskas, visi pinigėliai, pas tave yra aiškus suprantimas, kiek reikia uždirbti, kad jūsų šeima būtų saugi, laiminga ir kad jums būtų komfortiška gyventi. Kodėl sakau šeima? Pirma, tu turi 26 vartus ir Tomas irgi, bet nepastovę tą energiją, nepastovę, tik kaip jūs kartu jisai ją pradeda jausti, nes tu jį influencini su šitais vartais, ne, su savo šitą energiją ir kai jūs kartu, jis irgi tada gali pajausti savo vartų jėgą. Taip mes vieną kitą influencinam. Taigi jisai moka gražiai pateikti savo produktą, jisai moka išaiškinti, jisai moka, taip pat kaip tu, čia jūs abu žinokit, 26 vartai. Bet tik tu, Diana, supranti, kiek jums to finansų reikia, kur jų gauti ir kaip maždaug tu turi tą tokį supratimą, kiek reikia uždirbti ir tu truputėlį labiau fokusuota į materialinį gyvenimą negu Tomas. Tomui gal geriau būtų pažvejoti, išvažiuoti vakarais, ne, o ne ten į darbą varyti. Bet tada jo gyvenimą atsiradai tu ir tu jį presuoji irgi rūpintis tą šeimą. Nes tu turi 40-37 vartus, čia viskas yra apie tą artimą community, apie tą šeimą, apie tą darbinę šeimą, apie naminę šeimą, apie tą artimą ratą, ne? Ir tavo meilės 40 ir čia yra irgi meilės vartai ir jie sako, jeigu aš myliu, aš dirbsiu iki išnaktų, kad tave išlaikyti. Aš dirbiu, nes aš myliu. Aš dirbu, nes aš noriu savo šeimai. Ne? Ir 47 čia visada apie tavo šeimą. Viską į šeimą, viską į mūsų guolį, viską į mūsų namus. Ir tu tuo pat uždegi ir Tomą elgtis panašiai. Ne? Tegu jisai galvoja, jog jisai vadas, tegu jisai bosina, sakykime, jisai užeina į kambarį ir sako, vaikai, surinkit savo drabužius arba ten, kas čia dabar išmetėt savo ten kamuolius, kas susirinkit viską. Tai čia toks taip pabosinimas, tegu jisai būna. Tačiau, man regis, tu jį vedi ten, tą pinigų linkme, kur jisai turėtų dirbti. Tai sakykime, šeimos buhalterė, ekonomistė esi tu, negu būtų Tomas. Jūs kartu, kai jūs veikiat tandemu, tai čia yra labai stiprus ryšys, ne? Nes jūs kartu galite veikti ir dirbti, ne? Tačiau tu turi truputėlį geresnį tokį supratimą. Dar kas būtų labai svarbu ir gal reikėtų pašnekėti su Tomu apie tai, ne? Kad galbūt tu esi pasirengusi dirbti iki išnaktų ir per išeiginės ir pastoviai ir vaikus prižiūrėti ir visą tai. Tačiau 40-37 turi jausti atbulinį tą atsakymą, ne, jie turi jausti feedbacką, jog už tai, jog aš taip stipriai dirbu,
tu man rodai, tu man irgi padedi. Jeigu ne pinigais, tada parodai kažkokią meilę, ane, tada ateini ir padėkoji, tas dėkojimas, meilė, apkabinimas, kad jei išgirsti iš Tomo ačiū Diena, buvo taip skanu, restorane ne taip skanu kaip tau. Ir tegu tu būni tikrai nepailsėjusi po darbo su vaikais, visi užpisa, ne, ten emocinė krizė, viskas eina į apačią, bet tu padarei tos kotletus, Tomas juos pagyrė ir tas, žinok, kaip yra baterijos pliūpsnis ir tu jauti, jog visą tai, ką tu stengiesi ir darai dėl šeimos, yra ne veltui. Taigi labai svarbu 40-37 yra kalbėti, girdėti savo, jog kiti dėkoja už tavo darbą. Kas čia dar būtų? Dar vienas elektromagnetas yra pas jūs 1949. Leis man išmest. Čia yra vienas iš stipriausių ir vienas iš labiausiai agresyvių kanalų, kuriuos tu gali įsivaizduoti. Tai šitoj vietoj, pavyzdžiui, Tomo energija reprezentuoja žmonos, o tavo energija 49-aisiais va čia reprezentuoja kaip vyras save elgiasi, ne? Kai jūs esat kartu, ne, tu turi 49-uosius, jisai turi 19-usius vartus, jūs sukūrėt vieną tą kanalą, elektromagnetą, kuris vadinasi, iš tikrųjų toks baisus pavadinimas, jisai vadinasi mėsininko, mėsininko kanalas. Bet aš sakyčiau, jog čia labiau tradicijų išlaikymo kanalas. Ką tai reiškia? Kodėl žmona ir vyras? Nes iš tikrųjų dabartinė ta žmonos ir vyro sąjunga, vedimas, ne, tradicijų išsilaikymas, tai ir yra, reprezentuoja šitas kanalas. Ir kai mes įeinam, kai mes būnam su vienu žmogumi visą gyvenimą. 49-ieji čia veikia kaip saugotojai tų vertybių, ne, jog mes saugojam mūsų šeimą, nuo tavęs priklauso, kokie resursai eina kiekvienam šeimos nariui, tu supranti, kas ko užsitarnavo ir kas ką darys ir kas ko nedarys. Dar sakyčiau, aš įsivaizduoju, jog tu labai daug gamini namuose mėsos, man būtų įdomu iš tikrųjų, nes čia pasąmoningai per revoliucijos laiką 49-ieji jie dažniausiai, sugaudavo tuos zuikius, ne, ir tada 49 tėvas nuspręsdavo, kas ką gaudavo, ne, čia reikia, čia iš tikrųjų organiškai žmonės turi valgyti mėsą 49-ieji, taigi nesugalvok būti vegetarė. Šitoj vietoj gali būti ir klašas, aišku, bet iš kitos pusės, štai va čia pavyzdžiui, čia Tomo pusė, čia tavo pusė, ne? Čia yra labai užsispyrę žmonės, kurie rūpinasi gerbūviu, tradicijoms ir neduok Dieve, kažkas tą tradiciją pakeis, ne? Pavyzdžiui, jūs tik tai susitikot, jūs turit savo sąjungą, ne? Ir neduok Dieve kažkas pažiūrėjo į kitą moterį arba tu ten užsirašei kokį tinderį, ne? Viskas čia yra prieš tuos tradicijos, kurias yra jūsų šeimoje. Reiškia, kaip būtų anksčiau, ne? Jeigu čia būtų viduramžiai, ne? Toks žmogus būtų išmestas iš kaimo, ne? Nes jisai neatitinka, arba jisai yra kitos religijos, arba pas jį kiti principai, ne? Arba jisai turi ten 5 žmonas, ne? Ir jūs nesuprastumėt, kas tai yra. Taigi, taip pat išliko iki mūsų laiko, jog 49-19 čia yra šeimos vertybių toksai kanalas, kuris, kai jūs susitinkat, kai jūs kuriat šeimą, jūs turite nuspręsti, kas yra jums svarbu, galbūt kalba. Joana, pavyzdžiui, turi 49-uosius, ir jinai visada pasakoja, kad jinai vyro ieškojo, jai buvo labai svarbu, kad žmogus šnekėtų jos kalba, ne ten kažkokia kita, o va čia jai buvo vienas iš tokių vertybių svarbių. Sakykime, tu kaip 49-ieji gali turėti sąlygas. Tai žodžiu, čia iš vienos iš tos pusės turėti
tau svarbu, kad Tomas išpildytų tas sandorio, vestuvių sandorio sąlygas, kurios buvo aptartos, ane? Ir jeigu jisai jų neišpildo, tarkim, jisai nedirba, kažko nedaro, ne, ar dar ten, nežinau, tu jau labai greitai gali padaryti, pradėti ten kažko pūstis ir tau nepatikti. Iš kitos pusės, 19, kodėl čia yra žmonos vartai, nes tu paskirstai tuos resursus, ane? Tai tie resursai gali būti ir tavo vidiniai, pavyzdžiui, tavo energetika, ką tu darai per dieną. Tu prižiūri vaikus, tu gamini, tu darai tą, na. O Tomas kaip bosas, ane, kaip tėvas, jisai bus kartu, jisai bus artimai, jisai tau padės viskuom, pakol tu tuos resursus jam duodi. Nu taip jau yra, nieko nepadarysi. Čia yra vienas iš šeimininių kanalų, ne, o šeima, kas tai yra? Tai yra kontraktas. Tu darai tą, aš darai tą ir mes įsitikinę, jog mūsų vaikais nebadauja, o kad jų liūtas nesuvalgo, ne? Tai yra kontraktas. Ir čia taip pat yra, ne? Čia yra 28, tu nurodai tą pusę, kur jums veikta, ne? O Tomas duoda energijos tai išpildyti. Čia tu paskirstai savo energiją, resursus, pinigus ir taip toliau, ir tada Tomas lieka arti, padeda, svarbiausia, kad padėtų, ne? Viskom, ko jisai gali, visiškai atsiduoda šeimai, visiškai kiek jisai turi to savo vidinio resurso, ne? Pakol tu dalini tos resursus, pakol tu jam duodi kažką. Čia gali būti daug labai, čia jau labiau tavo pusė, 49 ir 19, jie gali būti labai agresyvūs. Aš tikiuosi, šito nėra jūsų šeimoje, bet čia yra patys agresyviausi vartai, kokius rasi. Jeigu kažkas neišpildo tų, sakykime, įsivaizduok, jog viduramžiais, ane, čia tu esi mėsininkas ir tavo galvijų bandoje gimsta baltas ėriukas, ane, visi juodi, o ten baltas vienas. Sugalvojo čia, žinai, išsiskirti. Ir kas bus? Taip ir bus. Tu tiesiog, 49 vartai yra labai principingi ir labai greitai gali pasakyti, ne, čia ne mano principas, bye bye. Arba aš nesutinku. Ir tada vyksta klašas. Jūs dėl to principo, jūs galite dienomis nešikinėkėti, muštis, tikiuosi nesimušt, bet visai būna, nes čia labai daug emocijų, čia labai daug energijos. Tos emocijos 49 eina iš emocinio centro, ne? Ir gerai, kai būna viskas, kai emocijos tipo ant pozityvaus bangos. O kas, jeigu viskas vyksta, kai būna ant apačios? Nu tai vat, ir svarbiausia, kad čia tą kažkaip pažaboti tą agresiją, ne? Kad nedaryti jau taip iš karto, blemba, 49 labai dažnai išsiskiria. Tu neatitinki daugiau mano standartų, nes čia standartai visokiausi, ar ten mano potencialo, viskas, bye. Tai svarbiausia yra girdėti, duoti savo laiko ir nepjauti tų visų linkų iš pat pradžių, ne? Reikia duoti galimybę sulaukti to aiškumo emocijų, kai pas jūs viskas susireguliuos ir tada grįžti prie tos pačios temos, gal pakelti tą pačią temą ir pašnekėti, kaip kas yra. Taigi, pas jūs yra daug tokių klešų, kur gali būti, bet iš kitos pusės tai jūs ir traukia viens prie kito. Nes pavyzdžiui, dar tariant kartu, yra vartai pas Tomą šeštieji. Šeštieji tai yra arba vibracijos, arba, tai pasakysiu, palauk, pamiršau, kaip vadinasi. Tai yra frikcijos vartai. Tai, kaip pas tavai kažkas trinasi, trinimusi vartai. Bet tie konfliktai, tie nervai, jie kartais būna produktyvūs. Jie tikrai būna produktyvūs ir Tomas labai jūs mėgsta. Jisai mėgsta tave čia įgnypti kažkur, ne, ir pabandyti tavo ant kiek tu jį kentėsi. Jis įgnyps, tu užsiplėsi, pasakysi, ne, čia ne pagal mane ir taip kontrastiškai, ne, tikrai ne.
lauk, prašau, nedriebk taip iš karto, nes tie trinimaisi kartais būna labai potencialūs gerėjimo požymiai, ne, jog jūs kartą susipykot, antrą, trečią, ketvirtą, bet jau šeštą jūs supratot, ko viens nori, ko kitas ir prisitaikėt. Tai čia būna tie produktyvūs piktumai, kurie galiausiai jūs suprantat, kas ko nori, išmokstat prisitaikyti, išmokstat suprasti, tu išmoksti, kaip savo resursus paskirstyti jam, o jisai kaip manifestorius suvalgo tą savo ego ir padeda ir išlaiko tą šeimą. Jis irgi turi Tomas 32 ir 54 vartus, jie vadinami visokiais vardais, bet man patinka amerikietiškos svajonės vartai. Čia yra labai tokie ambicingi vartai ir kanalas, nes Tomas jį visą turi. Šioj pusėje aš sakyčiau, jog Tomas tave truputėlį užgoš. Jam labiau svarbu yra jo ambicijos yra labiau tokios ilgalaikės, jisai žiūri į savo vaikų gyvenimą kada nors ten, į patirtis, kurias bus kada nors, nes dar vieną tokį dalyką, palauk, Tomas turi 11 vartus, va čia. O tie vartai yra išmoksta suprasti, išanalizuoti praeitį, ne? Jisai išmoksta iš savo praeitų emocijų ir iš praeitų gyvenimo supratimo, ne, jisai išmoksta kažkokią, jisai irgi gali ir suprasti, išnešti iš to kažkokį mokslą, ne, kažką suprasti ir su savo ambicijom bandyti kažko pasiekti. Kodėl amerikietiškos svajonės, ne, nes kaip vykdavo anksčiau, kas tai yra American Dream? Žmonės iš viso pasaulio, iš kažkokių trečiųjų šalių važiuodavo į Ameriką ir bandydavo ten įkurti kažkokį verslą ar padėti savo vaikams įsikurti, ne, ir žodžiu pagerinti savo būdą. Čia Tomo pastovus gyvenimo moto. Jisai bando, jeigu mes grįšim prie jo profilio, tik tai jo, žiūrėk. Jo realiai gyvenimas, ant ko jisai iškrenta, ant 35-36, čia būtų vienas iš svarbiausių pajusti gyvenimą, su juo pastoviai, sakykime, kovot, džiaugtis, laimėti, jausti tą gyvenimą per tuos visus išgyvenimus ir situacijas ir opcijas ir geras momentus ir blogus ir pastoviai pušinti toliau pirmyn dėl savo šeimos. Jo. Čia toksai labiau individualus, ne, jog aš noriu kažką pajausti, noriu kažką išmokti, noriu kažką ir atnešti vėliau tą išmintį kažkam kitam, o čia jisai dėl šeimos vargs, pas jį bus didelės ambicijos šeimai, čia 100%. Tokie žmonės, jie pasirengę yra gerai pavargti, sakykime, metus, 2, sukurti kažką, kad jau vėliau pačilint. Ir dar tokie žmonės, ar čia dar irgi patvirtina tai, jog tavo vyras turi 2-4 čia yra žmogus, kuris bendrauja artimam akiratį, jisai daug pažįstamų turi, jisai turi, žinai, per barterį, taip, tas man padėjo su tuo, nes aš jam padėjau su tuo ir aš padėjau tam draugui, nes jisai mane supažindino su savo krikšto tėvu, kuris galėjo padėti ir supažindinti mane su tuo, tai žodžiu, tokių viens per kitą padėti. Jis labai jaučia, kas Tomui gali padėti suaugti jo karjeroje. Jisai gali suprasti, kas jam yra naudingas ir kas jam yra nenaudingas. Ir jisai gali tiesiog nebebendrauti tiesiog dėl to, jog šiuo momentu tas žmogus jam nieko neatneša. Ne? Čia kiti žmonės gali pagalvoti, blemba. Savimyla manifestorius. Bet čia netiesa, jisai stengiasi dėl šeimos, dėl jūsų gerbuvio, ne? Ir dėl to pas jį yra didžiulės ambicijos augti kaip žmogus, augti jo bizniui, augti jo šeimui, augti jam reikia tikrai priimti didelius projektus ir Diana, you are here su savo 28-aisiais, ne, suduoti jam tą tokią
kuria linkme jisai turėtų stengtis, ane, kuria jam augti ir kuria vat, jisai turėtų tas savo ambicijas augti. Šitoje vietoje pas jūs yra kompromisas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog pas tave yra tik tai vieni vartai, o pas Tomą visas kanalas. Matai, čia ir 32, ir 54. Nu tai žinai, kas turi 2, jisai nesiklausys to, kas turi tik vieną. Taigi, tokiose situacijose jau nevyksta elektromagnetas, kai traukia, o jau labiau vienas pažaboja kitą. Taigi Tomas čia labiau bus svarbesni Tomo ambicijos negu tavo. Jisai tikrai klausys, galbūt, nesakau, kad visiškai, bet jisai vis vien labiau stengsis tas ambicijas savo šeimai, jisai aišku galvos juk čia šeimai, ne, negu kad tavo idėjas kažkokias ten, žinai, bandyti, ne, jisai supras viską, jeigu jūsų, pavyzdžiui, tavo reikalavimai atitinka Tomo reikalavimus, tai viskas gerai, ne, jisai bandys, kovos už jas. Tačiau jeigu ne, tai galėtų būti truputėlį toks kaip klašas, ne? Tai palauk. Ko čia dar nepasakiau. Taigi jo, Tomas tikrai yra ambicingas, jisai nori veikti, jisai nori augti, jisai gali papulti truputėlį į depresiją, kai yra stagnacija labai didelė. Tu esi tikras, sakykime, jisai čia irgi turi 34-uosius ir dar pas jį šitie vartai yra pastoviai, šitas centras yra pastoviai aktyvuotas, root center. Tai jis spaudžia veik. Ir aš įsivaizduoju, kad kartais tu galbūt čilini žiūri Netflixą, užeina į kambarį Tomas, jis nieko tau nepasakė. Bet dėl to, jog pas jį tu papuolė į jo aurą ir pas jį va čia tas spaus, daryk, varyk. Nes šitie vartai, šitas centras, jisai reprezentuoja adrenaliną, jėgą, darymą, judėjimą. Ne? Užteko, kiek jisai užėjo į kambarį, paėmė saldainį ir išėjo. O tu jau jauti, okei, aš negaliu žiūrėti Netflix, aš turiu eiti kažką daryti. Ir eini vargšė. Tai vat, klausyk savęs, ne visada bandyk tu to tokio, vat, nes labai gerai, kai vienas žmogus turi tos energijos ir ta energija tave motyvuoja kažką daryti irgi, juk, sakykime, vienas turi tos jėgos ir duoda ir kitam, mane dalinasi, net jūs iš vis esate tokie kaip power couple, tokie jėgos centrai, kurie viens kitam padeda, jeigu jūs pragyvenat savo gyvenimą gerai, o ne klašinat ir kovojat pastoviai už kažką. Bet viso šitą mokomasi, mes pastoviai dirbam viens su kitais. Su savim, mes patys esam blogiausi savo draugai, nes mes pastoviai prieš save, netgi su savim netgi kovojam, ne, o ką jau sakyti apie kitą žmogų. Tai yra labai daug tokių punktų, kuriuose jūs atitinkat, jūs viens kitam reikalingi, ne, nes vienas turi, kitas turi kitą. Tai, sorry, aš truputėlį nedabaigiu čia su šituo 32-54. Tomas žiūrės į priekį, žiūrės savo ambicijų, ne, kurie pagal jo išmintį turėtų padėti šeimai, ne? Pavyzdžiui, o tu, tik tai, kuri turi 54-uosius, ne, fokusuokis ant dabartinių kažkokių vat iššūkių. Padėk Tomui, tarkim taip, išvalyk jam kelią, kiek tas įmanoma, aišku, kiek tu gali, kad jam būtų lengviau siekti savo kažkokių vat tų ambicijų, ne? Nes patikėk, tos jo ambicijos šitame kanale, ne dėl jo, tik jisai galvoja apie šeimą, jisai galvoja, aš turėsiu suksesą kažkame, aš uždirbsiu, pavyzdžiui, arba biznį, arba dar kažką, arba surinksiu komandą žmonių ir mes dabar darysim kažkokį projektą ir iš tų pinigėlių aš investuosiu į šeimą, štai kaip jisai galvoja. Taigi šitoj vietoje, dėl to, jog jisai turi truputėlį stipresnį čia influenciją negu tu, fokusuokis į dabartinės problemas, kurias tu gali kažkaip išsolvinti, ne? Paliekant Tomui tą didelę ambiciją, tas didelius darbus. Ir aš žinau, kad tu esi puikiai žmona, kad tu esi puikiai draugė, puikiai moteris, iš vis tu stipri, aktyvi moteris ir tu jau, aš labai dažnai matau, jog tu tą darai ir savo šeimai, ir jam. Aišku, nepamirštant savęs, ne? Nes manifestorius labai dažnai gali
užspausti. O svarbiausia, kai jam per daug žmonių, per daug kalbų, per visko, jisai gali būti ant tiek piktas, tas jo pykstis išlenda, o manifestoriaus piktis yra baisiausias. Jis yra, jeigu jau manifestorius piktas, tai čia jau žinok bėk. Ir aš manau, ir tu, ir vaikai tą žino, ne, kad čia jau tada nėra kur slėptis ir jau tada bus visas tas liūto riauksmas. Ir svarbiausia, jisai gali ant tiek, nes čia yra manifestinis tas klyksmas, ne vadas, tavo karalius rėkia, kaip taip ir reikia. Labai dažnai tas gali skaudėti ir vėliau labai ilgai mane pasimirštie. Skaudantys žodžiai. Manifestorius vėliau gali pragyventi, tą kažkaip paleisti, ne, ir vėliau gali gailėtis, bet jau žodžiai pasakyti. Tai vat, tokios situacijos irgi gali atsitikti. Aš irgi jau nusišneku. Irgi matau truputėlį kartais, Tomas gali truputėlį nusišnekėti arba pasakyti kažko tokio, kaip tau pasakyti negražiai čia, nusipizdėlint. Sorry už tokį pasakymą, jisai turi vartus 43-uosius. Jo? Jie nepastoviai pasiveikia, bet kartais būna. Čia žmogus, kuris analizuoja situacijas, ne, ir jisai kartais gali nelaiku kažką pasakyti. Nu, tokių žodžių, sakykime, jis gali pasakyti tiesą, bet ta tiesa gali būti per daug tiesmukiška. Čia yra žmonės, šitie vartai vadinasi nuo friko iki genialumo, ne? Kad tas žmogus tikrai gali kažką pasakyti genialaus, nes jisai turi tą aiškumą. Per tuos, sakykime, jūs nupirkot naują žaidimą ir nesuprantat, kaip jį žaisti. Jūs perskaitėt 3 kartus instrukcijas, nedaėjo niekam ir jūs jį užmetėt. O tada jūs einant prieš miegą, Tomas valo dantis ir taip, supratau, tas ir tas. Tai va, tie tokie aiškumo momentai 43-iesiems vartams kartais ateina ir jie tą mato viskame, ne, jų darbe, bendravime ir kažkokiose situacijose, ne, bet kartais tas aiškumas ateina ir būna nelaiku. Sakykime, ten jūs susirinkot šeimoje ir pas jūs ten mažas vaikas ar daskanos ir Tomas gali pasakyti žodį kažkokį. Čia random, sakau. O ko pas jie tokios kreivos kojos? Nu, tai gal jos ir kreivos, ne, bet tokių dalykų nesakoma. Tai vat, nuo to momento, kai jisai gali būti genialybė, ne, ir daryti jam labai gerai, tas gali būti blogas laikas ir jisai gali kažką, tikrai pasakyti nelaiku ir taigi čia reikėtų labai žiūrėti, ne? Ir tie jo komentai gali būti truputėlį tokie. Kas, jeigu mes pasižvelgiam į jūsų galvą, čia ne pas jūs ir pas vieną ir pas kitą labai yra, nes sakykime, pas jūs atvirus ir adžna centras ir va čia galvos, ne, ir tai nereiškia, jog jos yra tuščios, tikrai ne, kaip tik atvirkščiai. Šnekant su daug žmonių, šnekant su kitais, žiūrint, gyvenant skirtingose aplinkose, ne, jūs pastoviai gaunat kažkokias influencijas, kažkokias idėjas iš kitų, šiandien jūs, pavyzdžiui, palaikot vieną situaciją, tada jau palaikot kitą, ne, jūs lengviau yra pakeisti jūsų nuomonę. Ne ant visų dalykų, aišku, jūs esat abu labai labai išsispyrę su šitais vartais, ne, 28, 38 ir dar 49, 19 su savo tais principais nenormaliais, ne, standartais, tai šitų dalykų tikrai nepakeisit, ne, bet tačiau tokie visokiausi menknikiai, ne, tie ideologijos, kažkokios idėjos, šiandien jūs tikit, jog ten, pavyzdžiui, ufonautai yra, jau rytoj, pavyzdžiui, pakeitėt savo nuomonės, bet ant tokių dalykų. Ir dar, Diana, tu gali fokusuotis ant tokių situacijų, kam mes šitam gyvenime atėjom, dėl ko? Dėl ko aš čia? Ką aš čia darau? Kam man to reikia? O Tomas, kaip tik atvirkščiai, jisai gali, jam dzin, jisai gyvena šiuo metu, jisai prisimena praeitį, jisai daug tokių dalykų nepergyvena, ne? Bet jisai, žinant tą savo praeities kažkokias experience, tą praktiką, ne, jisai išvelka kažkokią idėją ir jam nesvarbu, dėl ko aš čia. Aš žinau dėl ko, aš dėl šeimos.
Aš dėl to, kad gyvenčiau šitą gyvenimą, Tomas sako, kad aš jausčiau įvairias situacijas ir geras, ir blogas, ir šiaip savo. Ir kad aš galėčiau per tas žinias savo ambicijų pasiekti savo šeimai. Tai vat tikrai stiprus labai ryšys, tikrai labai labai jūs susitinkate, net čia labai daug yra pointų, kur jūs klašinate, ne? Bet iš kitos pusės jūs ir labai traukiat viens kitą ir jūs reikalingi vienas kitam. Tas kvailas manifestorius, kurie jie visi sako, aš galiu pats, man nieko nereikia. Netiesa, reikia. Ir Tomas turi, pavyzdžiui, jo bodygrafas, jisai susijęs iš dviejų dalių, žiūrėk, čia va dalis viena, jinai netitrunka, ne, va šitas, tarkim, centras yra sujungtas su šituo ir čia, šitas centras susijęs su šituo. Ir pas tave irgi yra iš dviejų dalių sujungtas tavo bodygrafas. Tai eina iš čia šita dalis ir tada tavo ego centras yra sujungtas kartu su šituo. Tai iš dviejų dalių sujungta. Dažniausiai, kai būna taip padaryta, žmonės ieško, kuom užpildyti tas spragas. Tai pas jūs ir va čia spraga užpildyti, nes pas tave yra tas kanalas, pas jį yra tas kanalas, ne? Ir čia va spraga užpildyta, ne? Ir dėl to jūs traukiatės, kad jūs būtumėt kad jūs jaustumėt tą saugumą ir visą, juk aš jaučiuosi čia yra onlyness, ne, nerandu žodžio gero, kad jūs jaustumėtės pilnų tokių vat organizmų, ne, jokių saugų, gera ir jūs esat pilnavertiški. Štai. Tai va, ir jūs dėl to ir tie elektromagnetai atsitinka, juk jūs traukiat vieną pusę ir kitą ir va norisi. Nors kartais bėsina, labai bėsina, nes jūs skirtingi, ne, tie kanalai jie yra skirtingi. Traukia, o kartais bėsina. Nu, bet čia kiekvieni relationship, užtat mums įdomu gyventi, ne, užtat kaip faina gyventi šiam pasauliu. Tai va, tu galvoji apie, kodėl mes čia pasaulyje, o Tomui dzin. Jisai labiau gyvena šią dieną, jisai stengiasi ir varo. Galbūt dabar šitas nesimato, ne, galbūt tu dabar esi pavargusi su vaikais darbais ir 100 dalykų, bet kada nors tas tikrai bus tavo galvoje, o kam visą tai reikėjo. Dar tu turi tą 8-1, ne, tu pati esi individuali asmenybė, tu turi tuos talentus, tau Tomui labai patinka, jog tu esi kitokia negu kiti, ne? Jisai tave išsirinko iš tūkstančių. Žinai, yra irgi toks pasakymas, ne? Palauk, tai prisiminsiu. Visos vištos kaip vištos, o mano ypatingoji. Tai vat ir Tomas taip pat apie tave galvoja, ne? Jisai kartais gali pasakyti, oi, nėra tokios moters užsispyrusios kaip mano, ne? Arba, nu blemba, bet čia Diana mano geriausiai moka, taip pat čia iš visų pusių gali būti. Jisai tave mato kaip tą tokį, žinok, deimantuką tarp tūkstančių moterų, ne? Ir jisai tikrai tą labai labai vertina. Čia tavo 8-1 ir jinai, pirma, jog tu jam čia, žiūrėk, jam neužtenka, bet čia išeina sujungi tu su juo, jisai supranta, kuria linkme, nes pas jį G-centras, o G-centras tai rodo, į ką mes investuojam energiją, ką mes mylim šiam pasaulyje ir kur yra mūsų vieta pasaulyje, ne? Ir tik būnant kartu su tavimi, nu, aišku, su kitais žmonės, bet kai jūs būnat kartu, jisai supranta, kam jis čia šiam pasaulyje, dėl ko jisai stengiasi, ką jisai myli, ne? Tai va, tu jam duodi labai daug iš šitos pusės. Pamiršau dar paminėti, jog pas jūs yra dar vienas elektromagnetas, tai yra 33 vartai ir 13. Dar vienas labai mielas, tikrai geras, geri vartai, ne, geras kanalas, elektromagnetas ir čia yra gana stiprus yra bendravimas tarpusavį, nes čia 33 eina iš jūsų manifestuojančio, ne, jūs taip kaip tu šnekėjai, ne, taigi istorijas, kurias tu pasakoji Tomui, ne, va čia, va 33-iesiems Tomas jas labai vertina, klausosi. Ir man regis, jeigu mes grįšim, palaukit tą kitą lapą, leisk man pažiūrėti.
34, 33, ane, jeigu dabar pažiūrėsim, jo, pas tave yra meilės vartai, va čia mūsų moon, ane, ir pirmuosiuose vartuose. Tai tau tikrai labai svarbu, ane, va šitoj vietoj, čia yra kaip tu supranti, jog Tomas tave myli. Tai jog jisai tave girdi, jog jisai girdi tavo istorijas, jog tu jam gali atsiverti, jisai tave priima ir tas tavo istorijas irgi. Tu turi gerą humoro jausmą, ne, ir kai jūs kartu, aš visiškai įsitikinus, jog jūs žvengiat ir bairius duodat, ne, ir jisai prisimena tas situacijas gyvenime. Nors šiaip jisai labai išsiblaškęs yra, jisai daug visokių ten 100 darbų iš karto daro, ne, jisai tikrai išsiblaškęs, jisai neprisimena ten kažkokių svarbių dalykų, ne, bet tai, kad tu jam pasakai, jisai tada gali tikrai labai vertina ir myli. Ir tau labai svarbu irgi šituose vartuose, 33-uosiuose, jog tu va čia, jog jisai tave girdi. Kad čia dar... Jūs abu mėgstat padirbėti daug, greit, darot jūs tokie tinginiai, kurie nori padirbti kuo greičiau, padaryti visus darbus, kuo lengviau jūs padaryti, jūs dažnai randat, tarkim, tokį darbą, tokią strategiją, kaip padaryti darbą kuo greičiau, kad nereiktų vargti, ne? Tai yra rusų patarlė, сделай дело, гуляй смело, tai va čia apie jūs, ne? Tin padarėt ir kažką kito, arba einat dabar ilsėtis. O egocentras tai čia išvis, ego nemėgsta daug dirbti, jie kuo greičiau ir kuo efektyviau. Ir jau tada kiti dalykai, juk jie bando tada dėl šeimos, ne, jau dėl šeimos aš pasistengsiu dėl savo akiračio, bet per daug aš čia tikrai nekovosiu. Tai va, su ego, tai jie bando kuo greičiau ir kuo optimiškiau visą tai padaryti. Kad čia dar aš netokio gerai. Nu, iš tikrųjų dar jūs turit ir tų ir panašumų, ir truputėlį, bet aš manau, jau aš priešnekėjau ant 1,5 valandos ir maždaug visą tai viską pakoverinu. Dar gal svarbiausius tokius kelis dalykus pakartosiu. Tai duok Tomui kuo daugiau laiko pabūti vienam. Čia, žinok, pasikeis visiškai jo. Jis turi jausti, jog jis yra bosas, jog jis turi jausti, jog jis žino, jog jūs irgi žinot, jog jo ambicijos yra dėl jūsų šeimos. Jisai tave palaikys, jisai tau visas savo vyriškas jėgas, visą savo energiją tau padarys, pakol tu laikai šeimą ir, sakykime, kol tu laikai 3 kampus namo, jis laikys tą vieną stiprų, ne, pamatą ir jisai padės, pakol tu irgi atsakai už tas pačias vertybės. Tomas turi nepamiršti tau dėkoti, nepamiršti rodyti to dėmesio, ne, tos meilės. Sakyk, kaip tu jį myli irgi. Jisai girdi ausimis, jisai nori. Ir čia būtų irgi dėl to, jog jisai toks, jog jisai antiek mėgsta ir myli tą pragyventi tą gyvenimą, emocijas mėgsta. Yra galimybė truputėlį pažaisti čia ir gauti savo norus, Diana, čia aišku, gal ne visai man teisingai tai būtų sakyti, gaudant Tomą ant principų ir paįvairinant savo sekso gyvenimą, ne? Kad įdėti truputėlį daugiau, sakykime, aš nežinau, kad čia įsigalvosiu, daugiau pozicijų į jūsų sekso gyvenimą, ne? Tomui tas bus didžiausias malonumas ir didžiausias stimulas eiti toliau ir jisai, žinok, jeigu ten kažkas, sakykime, būtų momentai gyvenime, kai eitų truputėlį lėtesnė linkme ar nelabai taip, kaip tu norėtum, ne, tai čia būtų vienas iš tokių pozityvių pakeitimų ir tikrai pagelbėtų jūsų santykiams, nes jisai norėtų tikrai kažkokios įvairovės skirtingose savo gyvenimo srityse. Taigi čia aš nesikišiu niekada ir niekada neklausiu, bet čia tikrai būtų, man atrodo, jam tiktų.
Jūs abu esat labai emocionalūs, ane, ir dėl to reikia laukti, pakol jūsų tos bangos nebanguos, o bus štilius, ane, kol bus ramu ir jūs galėsit priimti sprendimą. Nepriimkit, nepirkit pirkinių, nevarykit į atostogas, nepriimkit kažkokių šudinų sprendimų, jeigu jūs esat arba labai pakilioje, kai ten išgerat, pavyzdžiui, su draugais, jums linksma, jums faina, jūs jaučiatės labai artimam akiratį, ne, ir tada sakot, ai, varom visi į Palangą, ne? Nu, tai ir prasidės problemos. Tai ten, nežinau, ar ratas atkris, ar dar kažkas, ar padanga sulūš, ar dar kas nors, nes ne momentu jūs padarėt, nereikia to tokio spontaniškumo. Jūsų vietoj reikia sulaukti tiesiog aiškumo, kai viskas bus. Nu, važiuojam. Tai ką, važiuojam, mes galvojam prieš savaitę. Jo, gerai, važiuojam, nusprendėm. Jo. Tada, nu, bandyti, aišku, nekovoti viens prieš kitą, o bandyti kovoti už kažką, argumentuoti, jog mes esam partneriai, mes ne tik meilės, ne tik draugai, bet mes ir partneriai. Juk aš turėsiu tavo, I will have your back, aš turėsiu tavo palaikymą, o tu reiškia, varyk su savo ambicijom, viskas čia gerai. Nu, gražus tikrai bodygrafas, labai gražus relationshipai, nelabai. Diana, tu žinai čia, jog tu esi labai, labai, labai emocionali, ne, pas tave bus pakilimai, kritimai, ne su emocijom. Čia dėl tų emocijų gali būti labai pavydi, labai jausti, jog čia dar 40-30-ieji irgi kartu eina, jog kad jau aš stengiuosi, dirbu, myliu, tai ir tu turi būti mano ir niekieno kito, ne. Šitą reikėtų truputėlį paleisti, ne, nes taip pat ir su vaikais irgi. Aš žinau tokių, kurie turi šitos vartus, ne, ir jie 37, turi 49-uosius irgi, jie tiek yra pavydus net savo vaikam, jog jie neleidžia anūkams atvažiuoti pas senelius ar dar ką nors, jie tiesiog pavydus, jie nori juos turėti savo. Negalima taip. 28 vartai irgi yra meilės vartai ir jie nereikia leisti, čia yra kova už partnerę, ne, juk tu, jeigu kažkas atsitinka partneriui, tu kovosi už jį, tu padėsi už jį, jeigu bus, tarkim, meilužė, nu jau tada čia kova iki gyvenimo galo, ne, jau tada neduosi, tu niekam to žmogaus neatiduosi. Neduok Dieve, čia šiaip interpretuoju. Gražūs žmonės, graži šeima ir aš jums abiems linkiu labai daug sėkmės, linkiu visko, matyti, surasti kompromisus visame ir džiaugtis gyvenimu, džiaugtis ant tiek, kiek jūs galite. Gerai? Tai ačiū labai ir Diana, iki greito.